Plaukimo trenerė pradėjau dirbti prieš 10 metų. Pradėjusi dirbti su vaikais su negale, labai daug aš išmokau. Aš iš vis pradėjau galbūt truputį kitaip žiūrėti viską. Žinot, šitie vaikai dažniausiai neturi kažkokio labai didelio komplekso. Jeigu jiems užgroja muziką, jie gali pradėti šokti. Vieną kartą netgi jie mane pagavo, ne? Mes buvom kažkokį kavinėje, pradėjo muziką groti, jie pradėjo šokti ir mane jį pradėjo kviesti šokti. Aš kaip ir nenoriu, sakau, nefainai. Ir aš paskui savai pagalvojau, palaukit, aš irgi trypčioju, ne? Tai kodėl man nepašok? Kad kažkieno nuomonė bus kažkokia, tai čia kažkieno problemas, ne? Nu man smagu, kodėl ne? Bet čia šitie vaikai mane išmokė, ne? Kad tiesiog man smagu ir aš galiu džiaugtis. Man viena mergaitė visiškai bijojo vandens ir nemokėjo plaukti. Ir dabar jinai plaukia techniškai, jinai ir su Down sindromu, jinai neturi greičio, nes tiesiog jos yra fizinės savybės kitos, bet plaukia taip gražiai techniškai ir aš visą laiką ją rodau. Pažiūrėkit, kaip gražiai plaukia, pažiūrėkit, kaip gražiai moka. Nu tai viskas ir, nu tai va, nu tai tu džiaugies. Išmoksti džiaugtis mažais dalykais, kurie tampa labai dideli paskui. Įsivaizduokit, mes mokinamės plaukti, išmokau vaiką plaukti, buvo ne varžybos, atplaukė visą distanciją ir jis pašoko ir šaukė valio, nors net plaukė pirm, žinai, bet ta tokia šypsena ir aš tada suprantu, galvoju, va čia yra pats gerumas, žinai. Šitie vaikai turi nugalėti save. Galbūt neturim prizinės vietas ne tiek svarbus, kiek mums svarbus yra asmeniniai pasiekimai. Jeigu mes tą padarėm, mūsų rezultatas pakilo, reiškia mes gerai ėjom. Ir kartais jau atrodo taip sunkiai, jau nebeįmanoma. Įsivaizduokit, po varžybų bats 3 sekundės. Tai tiesiog mes apsikabinam ir verkiam. Dirbant su vaikais su fizinė negali labai iškyla daug visokių neaiškumų, daug kliūčių, daug kažkokių nežinomybių. Ir kada tu gauni profesionalų atsakymą, tu tiesiog gali toliau tobulėti. O šito klausimu reikia tobulėti, nes jie visi labai skirtingi tie vaikai. Dalyvaudama trenerių akademijoje labai džiaugiausi. Buvo labai profesionalūs visi lektoriai. Tiesiog mėgavausi to. Jaučiau, kad labai profesionalūs atsakymai buvo. Aš galiu daugam atsakyti, galbūt abejoju kažkokį tai klausimų, o kai gavau tos atsakymus, aš dabar drąsiai jaučiuosi, kad galiu dirbu toliau. Man tai buvo didelis paskatinimas, didžiulė paskata ir aš visą laiką dalyvaučiau ir dar toliau eičiau. Aš visą laiką džiaugiausi ir stebėjausi, kaip randa tokius profesionalius lektorius. Dar kartą pati važiuočiau, nes iš tikrųjų labai daug atsakymų gavau, labai daug profesionalių. Va, treneris Jusis irgi nerodė visokius niuansus, kaip galima treniruoti kiekvieną raumenį, o mums čia labai reikia tų dalykų. Būtinai visus rekomenduočiau, kad visi važiuotų. Tai yra puikūs mokymai, aukštos kvalifikacijos ir kur tu gali išmokti labai daug dalykų, kurie tikrai bus reikalingi.